Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandieną mes kalbėsime ne apie kažkokius tai siuntinius ar produktus, kuriuos ragaujam iš Lidl parduotuvės ar kitokių parduotuvių, o apie tai, kad aš gavau dar vieną laišką iš Lidl. Taigi, gavau tokį laišką iš draugaukime@lidl.lt ir rašo: Sveiki! Mes labai džiaugiamės jūsų gražią iniciatyvą rengti video apie Lidl produkciją, tačiau norime priminti, jog Lidl logotipas dar vis matomas jūsų senesniuose filmukuose. Na, atsiprašau, jūs visiškai neseniai, kaip neseniai, pirmojų savo laiškų rašėte man, kad atsižvelgiant į jūsų politiką Lidl parduotuvės, primiktinai prašot nenaudoti jų logotipo. Tai aš tiesiog ir nenaudojau, tai yra iki to laiko naudojau, paskui nebenaudojau. O kadangi jau sutarėm, kad aš jūsų kaip ir logotipo nebenaudoju ir uždėjau čia tokį, jau visi matot, kad jeigu aš jau valgau Lidl produktus kažkokius, tai dedu tokį užrašą, kad čia buvo Lidl logotipas. O dabar, kaip sakoma, jau yra žiūrima ir į mano senesnius filmukus, kuriuose aš, atleiskit, panaudojau jūsų unikalų, nerealiai gražų logotipą, tam, kad žmonės suprastų, iš kur aš valgau šitos produktus, šitą visą mėšlą arba nemėšlą jūsų parduodamą. Tai yra, jūs norit visiškai, kaip sakoma, suprantu, turbūt labai nepatinka, kai aš kažką tai tokio pasakau, kad čia yra nevalgoma, ir taip pat turbūt nepatinka, kad pasakau, kad kažkas yra valgoma. Tai tiesiog yra siūloma visiškai sunaikinti video mano, tai yra tiesiog sunaikinti. Gerai, logotipas vis dar matomas, sutinku, vis dar matomas, iki dabar vis dar matomas. Taigi, dėkojame už jūsų supratingumą ir mūsų produktų išbandymą, įdomias įžvalgas. Nelabai suprantu, kur čia turėtų būti mano supratingumas. Ką žinau, aš nelabai suprantu jūsų, kadangi jūs kvailų dalykų prašot. Realiai kvailų dalykų, nes kažkas tai bando jūsų produktų, sako, kad tai galima nusipirkti Lidl parduotuviai, o jūs tiesiog duotas per galvą tam žmogui ir sakot, oi, kaip fainai, čia viską jūs darot, kaip filmuoji, kaip valgai ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai yra, jums, kaip pasakyt, visiškai neįdomu. Nors rašot, kad jums yra įdomu ir jums įdomios mano įžvalgos, aš nesimanu apie kokias įžvalgas kalbat, aš kalbu kalbu paprastai, tai yra, sakau žmonėms, va čia yra mėšlas, jo nepirkit, arba čia yra geresnis mėšlas, bet jį pirkit. Reiškia, jums patinka tokios mano įdomios įžvalgos. Gerai. Toliau rašo, dar kartą maloniai prašome pašalinti Lidl logotipą iš visų filmukų, kad išvengtumėte ateityje nesusipratimų. Kokių nesusipratimų? Nesupratau iš jūsų šito parašymo. Kad išvengtumėte ateityje nesusipratimų. Apie kokius mes nesusipratimus kalbam? Čia nesusipratimai jums ar nesusipratimai man? Jeigu nesusipratimai man, tai nesupratau, čia yra grasinimas, kažkoks grasinimas, ar kaip? Jūs kitą kartą, kai rašot laiškus žmonėms, pagalvokit, ką jūs rašot ir apie ką jūs rašot. Ir kam jis adresuota čia, aš galiu priimti kaip grasinimą, kad jūs grasinate, kad su manim kažkaip tai susidorosit, nes aš kitokių nesusipratimų nesuvokiu. Kokie gali būti nesusipratimai? Nesusipratimai tai, dabar, iš principo nesusipratimas, kad aš kažką tai valgau ir žmonės kaip iš principo net nelabai žino. Tai yra, nemato jūsų logotipo, nežino, iš kur aš čia valgau. Gerai, tiek to, čia yra jūsų logotipas, jūs jį ir ginat. Kaip sakoma, ginat kvailai, dar žinokit, nebuvo, nežinau, realiai eikite į YouTube'ą, pasižiūrėkite, iš viskas YouTube'ai dedasi. Pasižiūrėkite užsienio blogerius, kurie kažką tai filmuoja iš jūsų tos Lidl parduotuvės, tai yra, ir dedami šitie logotipai. Tai jiems irgi parašykit, kad jie nenaudotų logotipo, nes Jėzau tu Marija, kažkas atsitiks. Gerai, toliau, linkime gražios dienos. Taip, diena labai graži, bet po tokių laiškų, žinokit, nežinau, normaliai, viskas tvarkoj. Ačiū už gražią dieną. Ir
pagarbiai Lidl socialinių tinklų komanda. Debilai. Atsiprašau, kad aš jūs taip vadinu. Debilais. Kas rašo tokius laiškus? Ar jūs suprantat, kad, atsiprašau, kas yra Lidl socialinių tinklų komanda? Kas čia per žmogus? Vardas, pavardė. Jūs ką, bijot manęs? Bijot prisistatyti? Tai yra, aš nematau atsakingo žmogaus, kuris parašė štai tokią nesąmonę. Tai yra, jūs man grasinat, pasirašinėjat kažkokiom tai Lidl socialinių tinklų komanda iš, nežinau, aš esu šiaip Lidl parduotuvė, Lidl kompanija, esu nusivylęs, bet tai yra ne tai, kad nepagarba man, bet nepagarba aplamai visuomeniai. Ir jeigu jūs visiems taip laiškus rašot nepasirašinėdami nei savo vardu, nei pavardę, jūs vengit atsakomybės už savo žodžius. Gerai, iš esmės aš dabar galėčiau parašyti skundą, bet aš nežinau, ką aš čia rašyčiau tą skundą, ką man skųstis ir ką jį skųsti. Suprantu, dirba studentai, atsakomybės nulis. Jūs bijote atsakomybės už savo žodžius. Reiškia, ką aš dabar darysiu? Pas mane pasirinkimų yra labai daug. Pirmas pasirinkimas. Viską pasiųsti ant 3 raidžių ir pasakyti, da pašlyvai vsie, kaip sakau, rusiškai atsiprašau, kad pasakiau. Tai yra, aš šitą laišką, iš vis aš šitą laišką perskaičiau tik tai po geros savaitės. Savaitė ėjo ir praėjo, aš jau pamačiau šitą laišką. Reiškia, aš galėjau jo iš vis neperskaityti ir niekas nieko nebūtų sužinoję ir niekas nieko nebūtų panaikinę ir ką nors darė. Antras kelias yra visiškai ignoruoti šitą visą kreipimasis yra anoniminis, tai yra Lidl socialinių tinklų komanda. Rašykit ir toliau tokius laiškus. Bėkit nuo atsakomybės už savo žodžius. Galiu nieko nereaguoti, o jūs tada galėtumėte kreiptis į YouTube, bandydami sunaikinti šitos filmukus. Labai įdomu, kuo viskas tuo baigtųsi. Nieko nesibaigtų, YouTube jūs pasiūstų ant 3 raidžių, kaip ir aš norėčiau jūs pasiūsti ant 3 raidžių. Trečias būdas, kuriuo aš pasinaudojau, tai tiesiog daviau kvailiams kelią. Tai yra Lidl kompanijai daviau kelią. Tai yra kvailiams kelią. Daviau. Ką aš padariau? Jūs matot, ką aš padariau? Aš tiesiog paėmiau, nuėjau ir užtepliojau tą jūsų, atsiprašau už šios žodžius, sušiktą logotipą. Tai jisai buvo kažkoks dabar normalus, o dabar jisai pas mane atrodys sulietas sušiktai logotipas. Jums gražu, man irgi gražu. Man puiku, man vienodai iš tikrųjų, tiesą pasakius. Aš jūsų produkciją ir toliau ragausiu, ir toliau pirksiu, ir toliau kalbėsiu. Taip sakoma, įdomias įžvalgas sakysiu. O tiksliau pasakysiu, šitą šūdas nevalgykit, o šitą šūdas bet jį valgykit. Taip, aš kaip sakoma, viską susitvarkysiu ir viskas. Tiek norėjau pasakyti, taip, kad jeigu jūs žiūrite šitą video, tai suprasit, kokia čia, kaip sakoma, ne kova, ne tai, kad kova, nesąmonė vyksta. Suprasit, kad Lidl, aš pasakysiu, vengia viešumo. Manau, kad vengia viešumo. Taip pat neprisijama atsakomybės su savo žodžius, su savo laiškus ir taip toliau. Tai čia bus toks kaip ir pasiteisinimas, kodėl senesniuose filmukuose iš normalaus Lidl logotipo gavosi šūdinas Lidl logotipas. Taip. Ačiū uždėmesį.